Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Lietuvos moksleivių krepšinio lyga pradeda naująjį sezoną. Pirmadienio popietę vykusioje spaudos konferencijoje buvo pratęsta trišalė sutartis tarp Lietuvos krepšinio federacijos, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos ir ilgamečio rėmėjo akcinės bendrovės Kraft Foods Lietuva. Konferencijos metu LKF prezidentas Vladas Garastas pasidžiaugė svariu moksleivių krepšinio lygos indėliu Lietuvos krepšiniui. Pačios moksleivių lygos svarba yra, skaitau, labai milžiniška. Tai yra mūsų krepšinio pagrindas, apačia piramidė. Ir be moksleivių lygos, manau, kad neturėtumėm tų rezultatų krepšinį, kurios turime mes. Nes puikiai matot, kad keičiasi laikai, keičiasi žaidėjai, ateina nauji. Ir visą laiką krepšinis tikrai mūsų randasi aukštumoje. Tai rodė ir šių metų rezultatai. Tai rodė ir šių metų 18 metų jaunimo čempiono vardai, 16 metų vicečempionai. Tai yra dėl mūsų mažos lietuvėlės, tai yra faktinai kitoms valstybėms yra nesuprantama, ką jūs ten sako darot. Taip, kad dar kartą pabrėžiu, be moksleivių lygos nebūtų Lietuvai krepšinio. Noriu pasidžiaugti, kad ir, sako, dar sunkus laikai nepraėjo, bet šiemet komandų gretos didėja ir didėja gan ženkliai. Mes esame užregistravę apie 40 komandų daugiau negu praeitais metais, tai tikrai džiugina. Ir džiugina tai, kad įsilieja ne tik tai didieji miestai arba rajoniniai miestai, bet ir mažesni miestai, miesteliai, tokie kaip Babtai, Vilkija, Pagėgiai, kur aš manau, kad kiekviena maža miestelė taip pat galime rasti savo krepšinio žvaigždę ir jinai gal sužibės aukščiausiam lygyje, Lietuvos rinktinės lygyje, tai gal netoks, bet panašus pavyzdys ir su Dovydu Rediku, kuris gimė Kuršėnuose. Šiais metais vykdysime 11 čempionatų, krepšinio mokyklų čempionatų ir 2 bendro lavinimo čempionatų. Tai per metus įvyks vien krepšinio mokyklų čempionatų daugiau negu 3000 varžybų. Tai mastas labai didelis. Prisimenu, pirmi turnyrai tai buvo Karūnos, kur kelias komandas arba kelias mokyklas tik tai apjungdavo. Ir tai prasidėjo dar 95 metais, jei man atmintis nemeluoja. Ir po to jau kiekvienais metais augimas ir poreikis tų rungtynių ir atsirado tas supratimas, kuris mus ir skatino visą laiką eiti į priekį ir nuo pirmų, reiškia, rėmimų iki dabartinių, tai ir augo ir poreikiai. Tuo pačiu aš džiaugiuosi, kad mes galėjom prie to prisidėti ir tenkinti. Be abejonės buvo smagu žiūrėti tas kovingumas aikštelėse tiek Europos čempionato jaunių, tiek pasaulio čempionate ir kažkaip pagalvoju, yra nauda, yra rezultatas. Visos tos investicijos, kurios siekia ne 1 milijoną litų, veltui nenuėjo. Moksleivių krepšinio lyga yra labai geras žingsnis į profesionalią lygą, jau į nacionalinį, į LKL ir toliau. Tai yra labai didelis žingsnis, kad ir iš netokių didelių miestų kaip Vilnius, Kaunas ar dar, aš pats esu iš Kuršėnų ir niekada negalėjau pasakyti, kad būsiu krepšininkas ir panašiai, bet eina treneriai, kaip sakė, entuziastingai eina, bando tave tempia ir dirba su tam ir po to išvažiuoja į aukštesnį lygį ir ten jau kiti treneriai, kitos sąlygos visai ir tu ten toliau tobulėjai ir moksleivių lyga sudaro tau tikrai labai geras sąlygas tobulėti. Daugelio nuomonė, kad moksleivių krepšinio lyga ir joje esančios mokyklos, sporto centrai, juose dirbantis darbuotojai, aišku, entuziastingi treneriai, sudaro pamatą Lietuvos krepšinio ir be šio pamato nebūtų tokių rezultatų ir tokių rezultatų sekos. Tai tą pamatą iliustruoja tai, kad ir šių sezono rezultatai, kur moksleivių krepšinio lygoje žais
2 metų senumo jaunių vicečempionai, šių metų jaunių vicečempionai, ką tik baigė žaisti ir parodė visą to darbo seką jauniai, kurie tapo Europos čempionai. Ir aišku, mūsų vyrų bronzinė rinktinė, iš kurios visi nariai yra praėję moksleivių krepšinio lygos pamokas. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatas prasideda nuo spalio 6 dienos.